Tai sveiki visi, dar vienas šeimininis automobilis Service 007. Šį kartą itališką kokybišką Landi Renzo sistemą sumontavom į Dodge Grand Caravan automobilį 2018 metų, 3,6, pentastaro varikliukas, be abejonės puikiai mintinai žinomas modelis. Na ir jisai, aišku, visų 100% ir be problemų važiuoja dujomis. Dėl to turbūt yra ir toks pakankamai populiarus mūsų gatvėse ir dažnai sutinkamas, ar ne? Tai apie sistemą labai trumpai. Pats valdymo blokas sumontuotas štai šitoje vietoje, pakankamai tvirtai, savo vietoje. Gera vieta, iš tikrųjų niekam netrukdanti, lengvas priėjimas, jeigu reikėtų. Dujinės fazės filtras, dujų reduktorius Landi Renzo LI10 Turbo Oversize arba Super Magerato, pati galingiausia jo versija. Slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai slepiasi po variklio gaubtu, pats gaubtas truputėlį su iškelimu, bet tvirtai visais 4 tvirtinimo taškais tvirtinasi tam, kad tie purkštukai ten gražiai būtų atsigulę, niekam netrukdytų ir estetiškai tvarkingai atrodytų. Na, visi Landi Renzo dujinės įrangos darbai mūsų servise atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojamos šiai dienai kokybiškiausios rinkoje prieinamos medžiagos, kurias galim pasiūlyti savo klientam, pradedant sąvaržom, baigiant žarnom. Dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, jokių ten prikaišėtų laidų pakampėse, visi ilgiai parinkami tokie, kokių jų reikia, laidai yra grupuojami tarpusavyje, įvelkami į apsauginės gofras, kurios yra izoliuojamos. Variklio skyriui, jeigu pasianalizuotume, pasižiūrėtume, tai identiškai yra padarytas ir originalus variklio skyriaus laidynas, taip kad stengiamės, kad mūsų instaliacija neišsiskirtų nuo to gamyklinio vaizdo, truputėlį apdulkėtų laikų bėgant ir atrodytų, kad čia vis laiką jinai ir buvo ir gyveno. Greta pliusinės klėjamos turim išvestą dujinės įrangos saugiklį, be abejonės jų vietą reikia žinot, o ir šiaip visas sistemos veikimas, visi principai ir niuansai instruktažo metu atiduodant klientui bus papasakoti ir parodyti. Automobilis ištestuotas kelyje, pilnai paruoštas atidavimui, esam 100% tikrai, kad problemų nebus nei dabar, nei ateityje, nei rytoj ryte kažkokiu tai surprizų, kad ten kažkas nepasileidžia, trukčioja, joja ar ten dar kažkas tokio. Tai va, tai apie variklio skyrių tiek, dujų perjungimo mygtuko vietą gal pridėsiu nuotrauką, nes jis yra sumontuotas centrinėje konsolėje prie 212 voltų soketų. Iš tikrųjų tenai, pridėsiu nuotrauką, bus sunku įlindus parodyti. Na, o kaip ir Chrysler Town & Country, taip ir Dodge Grand Caravanas yra dėkingas tuo, kad antros eilės sėdynių susilankstymo vietose mes galim sumontuoti 2 balionus ir priešingai nei naujesniuose modeliuose Chrysler, pavyzdžiui, Pacifica. Čia telpa 2 po 46 litrus, tai turim 92 litrus ir realiai apie 80 mes galim realiai susipilti. O tai reiškia, kad galim nuvažiuoti ar 500 ir 600 km važiuojant trasoje, tai pakankamai solidus atstumas, kurį galima įveikti dujomis. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, slepiasi aišku po durelėm, prieinam, atsidarom ir iš karto galim, reiškia, jungtis pistoletą ir pildytis, jeigu reikia tiek mūsų tuo itališkų standartų, tiek kažkur užsienyje, ar ten vokiškas būtų angelis ar kas, standartinis riegis, mes įsisukam, viskas gražiai užsidaro, pasislepia tvarkinga, patogu, nereikia ten nieko gramdyti, purvo, sniego, dar kažką tokio. Tai va, tai tiek apie šeimininį Dodge Grand Caravaną, jei kažką panašaus vairuojate arba planuojate įsigyti, reikia omeny, kad 100% jie dujomis važiuoja, tikrai jokių problemų. Ir jeigu norėsit kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.